galit šiek tiek arčiau prieit, super. Ir kiek įmanoma, aišku, garsiau, reikia neprašysi, bet kuo garsiau kalbėsi, to geriau įsirašysi. Tai treneri, su visų pirma sveikinimai su pergale. Galbūt trumpai apie pačias rungtynes, ar viskas vyko pagal žaidimo planą ir ko gero apie trečiąjį kėlinį taip pat būtų smagu išgirsti nuomonę. Tai pradėjom tikrai labai gerai, 29 taškai persvara po 2 kėlinių, tai aišku, bandžiau Rūbinėje nuteikti, kad reikia toliau kautis, bet jau matėsi iš apšilimo, kad tokie ateinam per daug pasitikintis ir varžovai pritaikė spaudimą. Per lengvai sugrįžo tą, ką mes kūrėm praktiškai 20 minučių, jie per 4 minutės iki 8 taškų sumažino, tai čia labai gaila. Ir toks pasijautė sugrįžimas, teko 2 minutinės pertraukėlės išnaudoti trečiam kėlinykas, tikriausiai nedažnai būna krepšinio rungtynėse, tai lyg tai sutvarkėm tos reikalus, bet tas atsipalaidavimas netenkina ir bandysim išdirbti, kad to nebūtų. Galbūt apie varžovų žaidimą, ar jų gynybinės sistemos kaitaliojimas, galima sakyti, šiek tiek išmušė iš vėžių, bei aukštas spaudimas būtent trečiojo kėlinio pirmoje pusėje, kadangi, ko gero, apie 9 iš 10 situacijų baigėsi klaida ir prarastų kamuolį. Jo, tai netgi Rūbinėje buvo subraižyta, kur judėti žaidėjams, bet nežinau, ant tiek atsipalaidavo, ant tiek atsijungė galva, kad ne ten bėgo arba nebėgo, stovėjo, tai varžovui nebuvo ką daryti iš tikrųjų, jie šiandien niekas nesisekė, tai viena iš opcijų sugrįžti toksai spaudimas ir mes taip klyst negalim, kaip klydom. Apie individualius pasirodymus savo komandoje, ką šiandien galėtumėte išskirti, kas galbūt maloniai nustebino, o galbūt kažkas nuvylė? Mano tikslas ir uždavinys visada komandinis žaidimas, tai kad varžovai neturėtų kažkokios koncentracijos ant vieno žmogaus, tai manau panašiai ir buvo. Aš nenoriu išskirti, ta prasme, sakau, visada, kai kažkas gerai sužaidė, tai jis turi dėkoti komandos draugam, kad jį suranda ir vis gauna savo tos metimus. Pratau, ačiū. Ačiū treneri, tik vardą, pavardę, jeigu galite. Karolis Lindzevičius. Karolis Lindzevičius. Gerai.